Antras skyrius. Šiuose taisyklėse vartojamos savokos. Aptarnaujantisis transportas. Transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atvežančios į tą zoną krovinius ar atvykstančios jų paimti, įskaitant į tą zoną keleivius atvežančius ar jų paimti atvykstančius lengvuosius automobilius taksi arba lengvuosius automobilius, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos. Duoti kelią. Reikalavimas eismo dalyviai sustoti ar nepradėti važiuoti, nedaryti jokio manevro, kuris priverstų kitus eismo dalyvius keisti judėjimo kryptį arba greitį. Dviračių gatvė. Kelias, kurio pradžia pažymėta kelio ženklu dviračių gatvė, o pabaiga dviračių gatvės pabaiga. Eismo įvykio deklaracija. Kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme. Geležinkelio pervaža. Kelio susikirtimas su geležinkeliu viename lygyje. Gyvenamoji zona. Teritorija ar kelias, kurių pradžia pažymėta kelio ženklu gyvenamoji zona, o pabaiga gyvenamosios zonos pabaiga. Kelias. Eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta per visą jos plotį, įskaitant važiuojamąją kelio dalį, sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamąsias kelio juostas. Kelkraštis. Šalia važiuojamosios dalies, nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos, esantis kelio elementas, dengtas tokia pat kaip važiuojamoji dalis ar kitokia danga arba ir atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia horizontaliojo ženklinimo linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų taku, nei dviračių taku ar dviračių juosta, nei pėsčiųjų ir dviračių taku. Lenkimas. Vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių apvažiavimas įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą. Lydintis asmuo. Ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, lydintis eismo dalyvį arba jų grupę. Mokyklinis autobusas. Geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai, švietimo įstaigų mokiniai. Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į švietimo įstaigą ar iš jos pagal sudarytas su vežėjais sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais. Organizuota dviratininkų grupė. Dviratininkų grupė, dalyvaujanti iš anksto suplanuotame renginyje, maratone, varžybose, išvykoje, treniruotėje ir panašiai, ir vykstanti suplanuotų maršrutų, lydima motorinės transporto priemonės su įjungtu oranžiniu švyturėliu ar policijos transporto priemonių su įjungtais mėlynais ir raudonais arba tik mėlynais švyturėliais. Organizuota pėsčiųjų grupė. Suplanuotų maršrutų keliu judančių pėsčiųjų grupė su lydinčiais asmenimis. Pagrindinis kelias. Kelias, pažymėtas kelio ženklais, pagrindinis kelias, sankryža su šalutiniu keliu, šalutinis kelias iš dešinės, šalutinis kelias iš kairės, automagistralė, automobilių kelias, kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu, kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais, duoti kelią, stop, gyvenamosios zonos pabaiga, atžvilgiu, kelias su kietąja danga, betono, asfalto danga, grindinys, kelio su biriaja danga, skaldos, žvyro danga ar kelio be dangos, miško, lauko ir panašaus kelio atžvilgiu, o kelias su biriaja danga, kelio be dangos atžvilgiu. Šalutinėme kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su kietąja ar biriaja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose. Persirikiavimas. Eismo juostos keitimas neįvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė. Teritorija, skirta ar pritaikyta transporto priemonėms stovėti. Važiuojamųjų kelio dalių sankirta. Plotas, kurį riboja linijos, įsivaizduojamos pratesus išorinius susikertančių važiuojamųjų dalių kraštus. Kitos taisyklėse vartojamos savokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme.